Taigi sveiki visi. Dėmesio, miestelėnai, Vilniaus miesto svečiai, Lietuvos gyventojai. Skelbiam svarbią žinią. Šiandien yra ypatinga diena, kai Vilniaus valdovų rūmai atgyja. Visi rūmų kambariai apgyvendinti. Taip, tikra tiesa. Rūmų skliautuose skamba juokas, kojų trepsėjimai, šnabždesiai, ponių ir ponų rūmų šnarėjimai. Įtempkite ausis. Valdovų rūmai be valdovo. Privalo jį rasti. Ir mes iš jūsų tarpo rinksime jį savo šalies valdovą, karalių, lyderį. Juo gali būti kiekvienas, kuris gerai žino Lietuvos istoriją ir mato šalies ateitį. Tad visi norintys, pageidaujantis ir galintys tapti valdovu, sukluskite. Ir mes suteiksime galimybę pasimatuoti valdovo apsiaustą, karūną, rankose palaikyti karališkas regalijas ir pasimatuoti sosto tvirtumą. Taigi, būgnininkė, mušk ritmą, vesk liaudį. Matyti čia, pasiruošusius būti Lietuvos valdovu. Ar yra apsisprendusių dalyvauti atrankoje? Paplokime jiems! Mes, valdovų rūmų virėjai, esam pasiųsti išrinkti valdovų rūmų karalių lyderį, kaip gebantis derinti ir suprasti prieskonių galimybės ir poveikį žmogaus sveikatai, nuotaikai ir net įžvelgti kiekvieno iš jūsų lyderio savybės. Mums tai didelė garbė. Skelbiam manifestą. Šiandien 2024 metų Liepos 3 dieną. Žemaičiai, aukštaičiai, Suvalkai, dzūkai ir mažosios Lietuvos gyventojai atvykę į Vilnių, sukluskite. 1252 metais Lietuva karūnavo savo šalies valdovą. Daug metų Lietuva valdovo neturėjo, o šiandien juo gali tapti kiekvienas čia esantis Lietuvos pilietis. Pranešame, kad 2024 metų Liepos 3 dieną per šimtmečio dainų šventės, kad giria žaliuotų teatro dieną, esaties lieptais Vilniuje įvyko stebuklas. Atgijo valdovų rūmai. Rūmų kambariuose vėl apsigyveno damos, riteriai ir visas aptarnaujantis personalas. Jo prieigose vyksta įvairūs nematyti pasirodymai, spektakliai. Taigi skelbiame konkursą. Pasimatuok valdovo karūną, o gal tai tu. Oficialiai skelbiame. Juo gali būti kiekvienas iš jūsų, nepriklausomai nuo amžiaus, lyties ar socialinio sluoksnio, kuris gerai žino Lietuvos istoriją ir mato šalies ateitį. Dainuojančią, šokančią, grojančią ir kuriančią. Ir tikinčią mažais teatro stebuklais. Tegul mūsų Lietuva žaliuoja! Atrankai pateiksime
Užduosime klausimus, atsakiusiems teisingai suteiksime galimybę nors minutei pabūti valdovų karaliumi. Nufotografuosime ir įteiksime nuotrauką prisiminimui ir priminimui, kad valdovų gali būti ir tu. Po manifestu pasirašo Kretingalės kultūros centro Plikių skyriaus mėgėjų teatras Čios. Taigi pradedam atranką į valdovo vietą. Kiek metų sukanka šiųmetei dainų šventei? 90. Neteisingai. Gal dar kas? Šaunuolis, paplojam. Štai turime pirmą pretendentą į valdovo sostą. Prašom, papuoškite. Papuoškite siaustų. Galėjau, mes palaikom ir paplojam. Tai yra pats drąsiausias žmogus, kuris pasiruošęs nors akimirkai tapti Lietuvos valdovu. Taip. Papuoškim jo galvą karališką karūną. Ir į rankas keliauja valdovo regalijos. Na ir paskutinis momentas tai yra užfiksuoti šitą nuotrauką atminimui ir priminimui ateinančioms kartoms. Šypsomės! Tai dėkojame pirmajam pretendentui į valdovo sostą. Tai prašau, nuimkite karūną, regalijas. Dėkojame jums ir štai dovanojame nuotrauką prisiminimui ateinančioms kartoms. Ačiū jums! Ar dar yra, kurie nori pasimatuoti valdovo sostą? Taip. Tai, mielieji, prašom, sekantis klausimas. Kas pastatė Gedimino pilį? Gediminas. Paplojam dar vienai pretendentei, prašom, kviečiam ir jūs. Taip pat pasimatuoti sosto tvirtumą. Tai prašom, papuoškite apsiaustų karališkų. Tai, mielieji, paplokim. Tai žmogus, kuris matuojasi ir išliks atminty apie tai, kad sėdėjo valdovo soste, matavosi valdovo karūną ir rankose laikė netgi karališkas regalijas. Taip, ir nuotrauką užfiksuokim šitą gražią akimirką ateinančioms kartoms. Ačiū jums labai! Labai svarbus momentas, taip pat. Taip, čia prašom dovana nuotrauką prisiminimui. Ačiū labai. Tai dėkojame, mielieji, labai tiem, kurie dalyvavo matuojantis karališkas sostą, karališkas regalijas ir apsiaustą. Na, o visus kviečiame prie valdovų rūmų. Ten pajausite karališką dvasią, pavaikščiosite esaties lieptais, paragausite mūsų paruošto dvasinio peno patiekalų. Tai keliaujam visi prie valdovų rūmų.